Labadiena. Sveiki. Pagal skelbimą skambinam. Taip. Domina auklės darbas. O čia jūs pats norėtumėt? Taip, aš esu moteris, bet pakeičiau lytį į vyrą. Esu transas. Supratau. Europa, normalu, Vokietijai, kas antras žmogus toks. Na tai žinokit, kol kas mes dar nesam čia taip jau šiuolaikiški. Tai jūs esate prieš visokius. Susilaikysiu aš gal nuo komentarų. O pati tipo nekart su mergina nieko nedarėt? Pakaldrytę? Čia jūs dar kažkas domina ar tik tiek? Pažintis domina su jumis. Supratau. Gerai. Viso gero. Viso gero. Klausau. Ar su Vilintui paskambinam? Taip. Reikalingas užsakymas, domina užsakymas iš jūsų. Kaip? Sakau, reikia užsakymą atlikti vieną. Kokį? Jūs suvirintojas esate, taip? Taip. Reikia suvirinti šitą iš metalinių lakštų, suvirinti daugiabutį. Tai gal pabandyk pats, pasinuomuok suvirimo aparatą ir pabandyk gal gaus. O kaip maždaug virinti reikia? Klausome jūsų. Labadiena. Labadiena. Labai puikios nuotaikėlės pas mane. Laimėjau prizą. Taip, puiku. O kokia loterija? Teleloto laimėjau teleloto. Gerai. Sakykit, prašau, bilieto numerį trumpą po lentelę. Pas mane baltas bilietas yra, tai kokio numerį? Asmens kodą? Teleloto bilietas rošinis spausdinimas. Žiūrėkit, Jo yra parašyta. Žiūrėkit, man draugai, aš neturiu bilietų, man draugai skambina, sakė, kad aš laimėjau milijoną. Tai noriu savo milijoną. Aha, tai mums reikia, žinokit, bilieto numerį. Rašykit savo. Sako. Taip, tai bilieto neturit, ar ne, laimingo? Visą gyvenimą svajojau ir va štai laimėjau. Taip, tai noras laimėti vienyje visus žaidėjus, svarbiausia turėti bilietą. Svarbiausia, Be bilieto nebus laimėjimo. išmokėkit milijoną, tada atnešiu bilietą. Tai laimėjimai išmokami su bilietu, žinokit. Daug norinčių tokių eiliai stovi, kurie, kaip sako. Aš turiu baltą bilietą, sakaugi jums. Taip, tai sakykit, ar dar turit papildomų klausimų? Tai perveskit nors 100 eurų, jeigu milijonų negalit. Maldauju, kaip laimėjimą. Na, mes nesam labdaros organizacija, tai atleiskit, žinokit. Svarbiausia bilietą turėkit ir linkim, kad pasisektų jums laimėti. O tai be bilietų negalite išduoti milijoną? Be bilieto ne. O 2 milijonus. Taip, tai geri norai, įsigykit bilietuką, linkim, kad pasisektų jums. Man jau psichiatrai išrašė bilietuką. Taip, tai kuo dar galėtume padėti jums? Gerai, paskutinis klausimas. Gal pažintis domina? Po darbo, kavytė, į kiną? Ne, žinokit, neužsiemu tuom. Tai yra pažinčių portalai, linkim susirasti antrą pusę. Iki greito, svajosiu apie tave. Gerai, ačiū, geros dienos. Ate. Labą dieną. Sveiki. Dėl suvirintojo darbo. Ar jūs čia skelbimą radat mūsų tokią? Taip, Google parašiau ir štai jūs išmetė antrus. Neturim, žinokit, suvirintojų ieškom, gal čia iš senai kažkokia reklama. Na, o ką turit? Analogų gal kažkur strojkėse? Kaip? Gal kažkokių analogų turite strojkėse? Ne, pas mus yra gamyba, logistika, sandėliai. Turiu teisės? Dar Teisės. Nu, jūs sakot logistika. Kas yra logistika? Tai yra fūrų vairavimas. Tai logistika dabar krovėjų prekių surinkėjų ieškom. Krovėjų rankomis krauna prekes. Nu, tai gerai, nu, tai aš sakau, aš esu interesantas. Jums daeina? Matau, kad einat link konflikto, tai tiesiog geros dienos palinkėsiu. Viso gero. Viso gero. Konflikto, na. Tu čia per jautri boba, už jį išlepinta. Dėl mėšlo skambiname. Ar turite dar kaip kokybė, konsistencija? Taip, turime.
Kiek kubų. Kaip sakėt, galite mikrofoną šnekėti, negirdžiu aš tvojų matį. Aukštos kokybės 4 metų pūdis. 4 metus pūdytas? Taip, O kaip skonis? puikus. Nes mes į arbatą dedam mėšlą, mes turim tokią tradiciją Šanchajui. Alio. Aš šūdušiai kitą šūdą valgyti. Ir taip, nu, Galite jūs aiškiau šnekėti, nudėti aš jūsų maldauju, į mikrofoną šnekėkit tvojų matį. tai užsimil mėšlų užsitikrinti. Aš sakau, garsiau šnekėk, seni. Ten. Nu, kalbėk. Eik, ne, viskas, nereikia mėšlo viso gero. Nereikia mėšlo viso. Nereikia, tai pirk, tai kaip tu gersi. Tu žiūrėk, kad tu locho vadini gerai. Na, tai lėsi. Tu žiūrėk, kaip tu su vyrka išneki gerai, Gabrieliau. Nereiktų virk, kur pabaidystų. Tu pabijotum, aš tai vienas tyšiu, tu... Jeigu arbatą mėšlų geri, tai koks tu virkas? Darbas. Virkas, tai geri mėšlų arbatą. Nu, o ką tu geri balvonas? A ką tu geri balvonas, ką? Tai kaip iš šiknos dydį ištraukia tavo irgi burną duotą nučių. O tai ne, Jeigu mėšlų arbatą kalbė. o tai ne. Anučių. Nu, čia, aišku. A ką tu girdi iš vis vierkas čia mėšlą pardavinėjau? Klausyk, mano darbas yra skambinėti ir kur turinį. Bydai, čia jau tavo darbas. Nu, čia tai mėšlo pardavėjas šustras. Gerai, davai. Davai. Nu, tai kiek turit mėšlo maždaug? Nu, turim to mėšlo nemažai šiaip, o jūs koks kiekis duokite. Nu, porą kubų. Oi, nu tai čia pas mus gal iš 1000 yra to mėšlo. O kaip skonis? O tai paragausi tas mėšį? Atveši paragausi? Pačiam neteko, nei uostyt, nei ragaut. Nu, kažkaip tai nelabai žinom. Vienu žodžiu, o ar yra, vat, kokia konsistencija to mėšlo? Labiau šienas su žarnom, skysčių žarnu, ar yra kirmelių kažkokių gal? Nėra jokių, žinokit, kirmėlių, yra sukompostuotas graikinis mėšlas. Ta prasme, Tai tink, aš iš mėšlo, vat, pas save ūkyje kiauliams sultinį verdu. supratau, Tai kaip tiktų sultiniui kiauliams. skaniai valgo. Nu tai patys žinot kiaulės. Kiaulės kaip mano boba, valgo viską. Supratau, tai ir boba turbūt kiaulė jūs. Na, išstambėjus nuo Hanaks. O aišku, Nu, kaip sakant, gražios jums dienos tada. viso gero. Viso gero. Diena, čia perklausimo paslaugos. Ar galite aiškiau kalbėti į mikrofoną? Vos girdžiu jūs. Kaip sakėt? Dabar puikiai girdžiu. Vienu žodžiu, žiūrėkit, reikia pervežti kai ką. Pasakot ką? Ar jums neįdomu? Klausau. Vienu žodžiu, yra 4 kambarių butas, aš čia gyvenau su artimaisiais ir yra 2 lavonai, reikia pervežti. 2 lavonus. Nu, man tai gaila, labai nevežiojamas lavonų. O tai jeigu įdėsime kažkokią dėžutę, ar... Tai į maistą patogiau ir į kilimą, žinok. Atsėdėsit paskui, jeigu ką. Kaip? Ne, jau juokauju. Vienu žodžiu, o jeigu, tarkim, pririšt už kojų ir su virve ir tempt tiesiog per miestą? O kur tu tempti nori? Kažkur, kur nematys musara? Ja. Kiek metų versle? 3 mėnesius. Esate... Aš noriu jūs pakelt pareigose. Kaip sakei? Noriu jūs pakelt pareigose tvojų materį. Girdi pridurksta, ne. Ką nori papasakoti? Noriu krūštis su tavimi. Alio. Nu, alio. Ar norėtum pasidrošti? Oh yeah.
domina lašeliniai namus. Vilniuje ar Kaune? Vilniuje norėčiau. Taip, sakykite, kokia problema? Draugas geria juodai, geria jau 2 savaitės, agresyvus, visas kratosi, pūtos iš burnos. Galvom, gal lašelinė padės? Tai tik iš anksto suderintų laikom būtų šią savaitėlę. Matau pilnas užimtumas klinikoje, tai dėja negalėtume pasiūsti komandos. Ir visada rekomenduotume patiems atvykti, nes vis tiek klinikoje daugiau visko turime, taip pat kraujukus galima pasidaryti ir efektyviau reaguoti. O jeigu pati atvyktumėt po darbo, apraminti jį? Kaip sakėte? O jeigu pati po darbo atvyktumėt jį apraminti, čia mums būtų kaip haltūra. Ar su Lauryno kalba? Viso gero? Viso gero. Ar čiūkinat žmonės namuose su lašeliniam? Prašau? Ar čiūkinat žmonės su lašeliniam namuose? Namuose ne. Tai kam skelbimus mėtot? Prašau? Kam skelbimus mėtot? Mes klinikoje tai atliekam, ne namuose. Į namus mes nerašom skelbimų, kad važiuojam. To girtus įleidžiat? Turi būti 12 valandų be alkoholio, kad būtų galima išblaivinimą atlikti. Tai pagal ką jūs nustatot, kada paskutinį kartą žmogus buchalo? Tai čia žmogaus sąžinės reikalas, jeigu jis meluoja, tai savo gadina sveikatą, ne mums. Tai aš čia Lietuvoje turbūt vienintelis ir turiu sąžinės. Pažiūrėkit, kas aplinkui gyvena. Vien Triocholas ir Krusas. Alio. Prašau, klausau. Domina atčiūchint draugą, nes blogėja situacija. Aš sakau, rėkia, mušasi, agresyvus. Nereikia mums tokio čia namuose, ir suprantat. Tai agresyvių mes nepriimam, nes agresyviais kvieskite greitą ir vežkite į ligoninę. Mes negalim tokių priimti. Mes guldom 2 valandom, kol sulašinam vaistų, bet turi būti 12 valandų be alkoholio. Tai ką jūs negalite praminti žmogaus, ką jūs ne medikai, ką jūs... Čia taip jums paprastas dalykas, ne, taip atrodo. Galit nepraminti. Turi žmogus sutikti. Tai jisai sutinka. Jeigu jis triukšmauja ir prieštarauja, mes nieko padėti negalim. Vežkite į ligoninę, kvieskit greitąją ir vežkit. Tai gal man į psichuškę skambint geriau? Nu tai taip. Aš pats baltą bilietą turiu. Alio. Šiuo atveju mes nepadėsim, ieškokite ligoninės. Gerai, tada kitas jums klausimas, tada... Kodėl, ar jūs esat savanoriavus kažkur? O kodėl jūs čia taip klausat, ką jūs norit iš manęs dabar? Tiesiog noriu kažkokių žinių pasisemti iš bobos su patirtimu. Alio. Sveiki. Domina darbas, esu interesantas. Taip, dabar sakykit, koks darbas domina. Kuo geriau apmokamas, kuo lengvesnis, kuo greitesnis. Aha, tada turbūt ne čia paskambinat. O koks pas jūs darbas yra? Aš manau, kad vairuotojo darbas tikrai nėra lengvas. O kodėl vairuotojo darbas nelengvas? Sėdi ir vairuoji. Nu, taip tik atrodo, man atrodo. Mes vertinam savo vairuotojus ir man atrodo, kad sunkiai dirba žmonės. Tai gal jūs per griežta esat, nepagalvojot? Kaip sakot? Sakau, gal per griežta esat? Tai aš tiesiogiai nedirbu su vairuotojais, tai čia, nežinau, klausimas tikslingai ar man. Tai sakykit, sudomino darbo skelbimas, ar ne? Taip, bet tai jūs labai mane atstumėt, aš net neįsivaizduoju, man jausis dabar. Ne, aš tiesiog paklausiau, kuris darbas jūs sudominot ir nemanau, kad yra lengvas darbas. Klausykit, aš dar nemačiau Lietuvoje lengvo darbo ir žinokit, jūs kažkaip ratais, kvadratais vaikštot, aš merginos neieškau, aš esu santykiuose, aš darbą ieškau. Tai labai džiugu, tai kokio darbo ieškot, mano pirminis klausimas ir buvo jūs. Nu, man iš pradžių pasirodė, kad jūs mane kybinat, nes jau taip ratais, kvadratais vaikštot. Alio. Taip. Gerai, domina darbas, gerai, vienu žodžiu, domina darbas prie jūrinių konteinerių. Taip, tai su jūriniais konteineriais darbas prasideda sekmadieniais, vairuotojai važinėja po visą Lietuvą, įeina ir Pabaltijos, Latvija, Estija. Darbo dienom dėja nepavyksta vairuotojams grįžti namo, grįžta penktadieniais, pastato automobilį ir važiuoja namo ilsėtis.
Atlyginimas yra 75 eurų už dieną, plus papildomi priedai už sekmadienį išvažiavimus, už atgalinius krovinius, jeigu turite dar ir už ADR vežimus. Tai vidutiniškai yra apie 2000 eurų. O kodėl tie konteineriai jūriniai? Tai jūrų žmonės negyvena? Tai jūriniam linijom pristatomi konteineriai. Juos ir vežiojasi. Yra tentiniai konteineriai, yra jūriniai konteineriai, tiesiog specifika. Tai jūrose gyvena ruoniai ir jie paskui meta šiukšlės į konteinerius? Tai jūs dabar kalbate apie ruonius ar apie darbą, sakykit? Tai aš bandau išsiaiškinti, kas čia per jūriniai konteineriai. O tai neturit patirties su jūriniais konteineriais, taip? Aš patirties turiu tik tais psichiatrijos ligoninėje. Supratau, tai tuomet bandykite ieškoti darbą tenai. Ačiū Jums už skambutį, atvažiuos dieną. Diskriminacija? Viso geriausio. Viso gero, Lelė. Klausau. Labą dieną. Labą. Dėl darbo, dėdė. Ką tokio? Sakau, dėl darbo. Ką dėl darbo? Domina darbas, radom skelbimą, kad ieškot vairuotojų. O, žinokit, aš pasakysiu jums perskambins. O kada čia maždaug? Tikiuosi greit. Aš tiksliai nepasakysiu. Ką pats veikėt dabar? Aš dabar važiuoju į užmiestį. Kokie reikalai? Šiaip sau. Tai gal domina pažintis? Kad ne? O jeigu permiegot kažkada? Viso gero. Pagal skelbimą skambinam. Ieškot pagalbinių? Taip, ieškot pagalbinių. Štai ir aš, interesantas, išsilavinęs, gabus, talentingas. Dar kartą? Štai ir aš, interesantas, išsilavinęs, gabus, talentingas. Gerai būtų, kad jūs atvažiuotumės. Gerai, o žiūrėkit, sakot, priimat ukrainiečius, jo? Jūs apie ukrainietės? Jūs ukrainietės ar kaip? Jie ruskiai. Nu tai gerai, tai palaukit, protingai mes čia nusikalbam. Jeigu yra interesas, čia jūs apie save kalbate? Be abejo, mano boba miega, jinai nieko nedirbs mieganti. Tai va, sakiau, jeigu jūs įdomu atvažiuokit, Vaidotai pramonės 14. Čia kokia mieste? Vilniaus rajonas, čia reikia pažiūrėti. Tai gali nuvesti Naują Vilnių. Tai čia prie pat Vilnius, čia pusė Vilnius, pusė rajono. Taip, tai aš žinau tą gyvenvietę, man pasigirdo vaiduokliai, bet vaiduotai tai žinau. Tai pats su akcentu šnekat. Gal ne lietuvis? Nesuprantu, ką jūs domitės darbo mano nacionalė. Visko domiuosi, nes jūsgi viršininkas. Ką žinau, gal jūs kažkoks tai... Gerai, taip jūs sakiau, jūs trumpiau, pas mane laikas labai brangiai kainuoja. Jeigu ir įdomu, atvažiuokit pramonės 14B. O aš noriu per ragą išsiaiškinti, matvajų. Kaip? Aš noriu per ragą išsiaiškinti, per telefoną. Gerai, išmok kalbėti, tada skambinti. Davai. Labą dieną. Dėl darbo skambinama. Taip. Turim neblogą pasiūlymą. Nu, sakykit. Kokias kategorijas turit? BCE ir D1. BCE. O šitą koks stažas? 20 metų. Išgerintis ar nemėgėjęs išgert? Ne, bet joks. Nekaifuojat? Kaip sakot? Nekaifuojat? Ne, tikrai ne. Vienu žodžiu, aš tada prie esmės, kadangi nelabai yra laiko, aš jums tada sakau sąlygas ir jūs sakykite, ar domina. Alio. Nu, nemoku aš įsijausti savainį, kaip direktorius šus, tai darbdavys. Labai jame. Ieškot auklytės, kiek girdėjau. Taip, ieškame. Domina, esu gabus, talentingas, rūpestingas, darbštus. Auklytė tokia? Taip, esu šiuolaikinis vaikinukas. Jeigu kas čia užsakė Maibachą man. Žiūri fainai. Atpažinote.
tiesiog irgi tokias gyvės net pažinti. Ir kokia nuomonė apie Lauryną Bachą? Nu tai smagu, gaila, bet yra mokykloje negirdi, bet jungiu garsiaką vyrą iškart pasikviečiu. Irgi jau juokėsi. Gal pažintis domina? Nu gaila, garsiakalbį jungiu. Na, tai iki greito. Iki greito. Labą dieną. Ieško tauklytės, kiek girdėjom. Alio. Buvau įdėjus tokį skelbimą, taip. Na tai štai ir aš, interesantas, darbštus, gabus, talentingas, išsilavinęs žmogutis. Supratau. Bet aš jau žinokit susiradau žmogų. Tai gal antros auklės reikia? Arba galiu valytojų būt namie? Nu, kad ačiū. Tai gal pažintis domina kažką vakare? Ne, žinokit, ačiū, viską turiu. Tai gal paskolint turit 2 eurų? Nu va, dėja. Labą dieną. Galima kažkaip tai išnekėti mikrofoną, žinokite, vos girdžiu jūs. Kaip sakot? Sakau, galite mikrofoną šnekėti, aš jūsų negirdžiu. Tai aš tai girdžiu. Tai aš negirdžiu, sakau, skatina. Kodėl jūs taip mane vadinat? Nes jūs nepagarbiai su manim elgėtės, suprantat, aš jums skambinu ir aš jūsų negirdžiu, nu. Tai jūsų telefonė problema, reiškia. Tai tu jovalą prie mikrofono pridėk ir girdėsiu, kad nesupranti. Aš esu jo šortai, aš esu šiek tiek galbūt ir piktokas, nes senai kančiau. Tai va, o kodėl jūs piktas, aš nieko blogo nepadariau. Kaip tai nieko blogo nepadarėt, jeigu jūs šnekate ir aš vos girdžiu, tai kodėl jūs negalite mikrofoną šnekėti? Normaliai šneku. Tai šnekėk į mikrofoną, prašau tavęs. Aš neturiu mikrofono, čia paprastas eilinis telefonas. Nu tai o kas yra telefono pačioj, į kurią tu vietą šneki? Tai būtų mikrofonas. Tai apramink, susitinkam apramink. Kokia tūpa valka, tai iš tikrųjų, na, čia tikrai graudu yra. Labą dieną. Domina dainavimo pamokos. Taip, malonu. Sakykit, Jurmar, ar vaikų jūsų? Aš ganėtinai gabus, talentingas žmogutis esu. Supratau. Sakykit, kokie laikai jums tiktų? Ryte, vakare? Vakarop, nes miegu ilgokai, turiu baltą bilietą. Prasme, tik vakare tiktų, taip? Link vakaro būtų geriau, bent jau po pietų, nuo 3. Tai žiūrėkit, padarykim taip, dabar, kaip tik penktadienis, mano visi senbuviai mokiniai pasakys, kada jie lanko, kaip jie grįžta ir aš jums tada raštelsiu, kokie laikai yra likę, gerai? Gerai, bet gal galit... Arba paskambinsiu. Gerai, bet gal galit porą sekundžių įvertinti dainavimą, aš jums biškelį porą posmų. O žinokit, dabar tikrai nepeikim, bet dar esu. Ну, paklausykit vieną dainą. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одинокой. Я не знал. Nu, kaip jums? Nu, žinokit, reiktų žiūrėti. Per telefoną žinot šitas kartas, tai nieko įvertinti nelabai eina. Bet nėra taip, kad nieko gero. Nu, aš niekada taip nesakau. Tai va, žiūrėkit, tikrai, aš dabar, žinokit, dirbu, tai parašysiu aš jums, gerai? Lauksiu. Kad lieka laisvų laikų, aha, gerai, būtinai parašysiu. Ate. Visos, iki. Domina masažas. Aha, tai dabar valandukas kainuoja 50, valanda 100, papildomi šoklis 50. Aišku, jokių sekso paslaugėlių neteikiu, tik masažą. Gerai, bet masažas erotinis ar tiesiog paprastas rankom? Erotinis. Tai ir yra galimybė, pabaigti. Viskas atliekama rankomis. Na tai jeigu liaudiškai tariant, padaročintumėt man? Nieko aš nedaročiau, sakau, viskas atliekama rankomis. Galėsiu pasiramstyti su stačiu kažkaip tai jūs. Į mane tai tikrai nežinau.
Tai ką, man draugelį pasikviest? Ne, nu aš juokauju dabar. Tiesiog įdomu programa, kad žinot, ar verta mokėti šaibas ar ne. O jūs iš kur esat? 30 km nuo Panevėžio. Supratau. Labai gražus balsas, tikiuosi ir išvaizdoj gražiai esat. Alio. Skambinat? Skambinam, kas jūs esat? O nežinau, radau praleistą skambutį. Čia gal būrėja? Taip. Ar nuvalote prakeiksmus? Klausimas dabar. Ne. Šitais dalykais ne. Pala, o būrėt ar nebūrėt? Tai ko jūs čia iškart reikėt at manęs? Jūs tą raportamis. Gerai, vienu žodžiu, iš kur man žinot, kad kai jūs būrėt, jūs nepisat proto? Ai, nu, tai tada nebekalbam. Kodėl? Alio. Klausau. Vienu žodžiu, žiūrėkite. Reikia man dabar ko? Turiu įtarimą dėl prakeiksmo, kuris buvo įvykdytas būtent man asmeniškai. Alio. Taip, jums reikia užsirašyti konsultaciją. Konsultacijos metu Sandra pasižiūrės. Pasiklausė iš jų. O jūs pats kas toks? Administratorius? Kaip? O jūs pats kas toks? Administratorius? Taip. O kas per Sandra? Tiesiog jūs dabar nepabendrausite su Sandra. Sandra priima tokiais priėmimo metu. O kiek jį metų? Tai gal čia jau ne tiek svarbu. Patirtis yra 30 metų. Galit jūs į mikrofoną šnekant, aš jūsų maldauju. Sakau, tai yra nesvarbu. Patirtis darbo yra 30 metų. Gerai, dabar iš kur man žinot, kad jinai kaip dirba, kaip jinai būrė, kad jinai nepisa proto? Jeigu jums bus įdomu, jūs galite internetu pasižiūrėti, pasistudijuoti jos darbus. Yra puslapis, yra viskas. Kokios kainos yra būrimo ir prakeiksmų valymo? Konsultacijos kaina yra 100 eurų 1 valanda. O toliau reikia žiūrėti nuo sudėtingumo darbo. Bet žiūrėkit dabar, pas mane toks dalykas, kad aš įtariu, kad mane prakeikia gaidžiai. Ir man būna, aš su žmogum šnekuosi ir man stojasi. Tai jinai manęs neišvalys. Nu, iš pradžių reikia pradėti nuo to, kad reikia pažiūrėti, kas iš tikrųjų pas jūs yra. Aš įtariu, kad mane prakeikia gaidžiai. Nu, aš suprantu, jūsų įtarimą, bet reikia pasižiūrėti, kas iš tikrųjų yra padaryta ir tada tik bus aišku, ką reikia daryti. Labą dieną. Labą dieną. Ar būrėjui Viliui paskaminom? Taip. Domina. Kaip sakėt? Ko galėčiau padėti? Domina paslaugos. Kokios? Išsiburti, išsiaiškinant ir likimą, ir praeitį, ir ateitį, ir dabartį. Turiu tokį biškį... Kaip sakėt? Koks vardas su kuo kalbu? Laurynas Blagadaranka. Laurinai valandos bėgiai jums paskambinsiu. Tiesiog galbūt šalia savęs neturite nuo tokios, tai nežinau, kada galėčiau skambučiai priimti. Aš galiu jums tada trumpai pasakyti per porą sekundžių esmę skambučio. Nu? Aš turiu įtarimą, kad mane prakeikia gaidžiai. Nes pradėjo netgi išangės išmatos varvėt. Labą dieną. Sveiki. Na, ar egzorcistui paskambinome? Kaip? Ar egzorcistui paskambinom? Taip, ar man sunku lietuviškai rusiškai galime? Для экзорциста позвонили. Да. Украинец? Литовец. Ясно. Португал? У вас Хорошо. проблема, чем я могу помочь? Как сказать, я думаю, что меня прокяйки. Вы знаете, что это значит? Прокляли, что ли? Прокляли петухи меня. Мне так чувствование, что меня прокляли петухи. А как это? Почему вы так решили? Потому что я чувствую, что такая... Сам чувствую плохо, психологично.
Ну, в чем это выражается? Ну вот, я думаю, что меня прокнули петухи, потому что я и ебаться хочу с пацанами. Это как-то никогда так не было. Я думаю, это не ко мне, это к психологу. До свидания. Так где мне звонить, чтобы помогали бы?